Tai ką aš jums galiu pasakyti ir ką noriu pasakyti, tai vakar pasibandžiau perpūsti veidrodžius. Aišku, viską turėjau nusišveisti, tos patiokus ir panašiai, susišiaušti visą paviršių ir man dažant sutraukė. O ką žinot, jau jeigu sutraukė pirmą kartą, tai labai didelė tikimybė, kad ir antrą kartą sutrauks. Tai žodžiu, pasiėmiau daugiau švitreko, pabandysiu kiek išeina, kuo didesnis sluoksnį nusišveisti ir tada reikės iš naujo bandyti gruntuoti. Žodžiu, pasiėmiau ir gruntą normalų, ne iš baliono, nes kiek klausinėjau, kiek patarė firantė, tai sako, balionėliuose, kai yra gruntas, jisai turi labai daug skėdiklio ir būtent dėl to skėdiklio dažniausiai būna sutraukę. Bet man čia sutraukė turbūt dėl to, nes dar buvo arba dažai, arba lakas tiesiog gyvas papačia ir kaip dažiau, ten įvyksta kažkokios reakcijos. Tai žodžiu patraukė. Tai susinervinau, bet būtų buvę ašarų gal net, jeigu būčiau stogą dažęs ir stogą sutrauktų. Tai bent jau tiek džiaugiuosi, kad veidrodžiai, čia tokia detalė, kur nėra didelė. Tik tais generuoju jo šveis, nes tokios kvailos formos. Tai šiandien visą dieną skirsiu tam reikalui. Tai jeigu viskas gerai, tai manau čia per 2-3 valandas tikrai aš juos apsišveisiu idealiai. Ir tada realiai užsigruntuoti ir po valandos būtų galima pasišiaušti ir jau dažyti. O kad būtų saugu, tai gal net palauksiu iki rytojaus. Rytoj ateičiau, apsišveičiau greitai ir nusidažyčiau. Situacija tokia, toj dar apeisiu busą. Tai matot, patraukė. Čia. Daugiau buvo vietų, bet jau šičia. Ir gal biškį per storai tuos dažus pirmas sluoksnį suleidau, bet su kitu pulikiukų dažiaus dar tokį mažiuką turiu, kad tiesiog visur daičiau. Tai kaip čia viskas atrodo. Ne kažką. Kai Maibachas sako, šiai dienai nekenčiu. Žodžiu, šitaip. Čia tai jau turėtų būti tikrai viskas išdžiūvę. Jau 2 dienas čia. Jau tikrai išdžiūvę. Ir kaip atrodo stogas. Aišku, šiukšlyčių yra, bet kaip stogui, tai čia manau tikrai dar labai gerai viskas gavos. Tik turbūt matot, čia per vidurį toks perėjimas šiek tiek matos. Atrodo, kad lyg patiokas, bet čia, žodžiu, šitoj vietoje aš buvau nušveitęs priekį iki metalo. Aišku, buvau sugruntavęs, viską pasišveičiau, bet turbūt biški mažokai pasišveičiau ir dėl to matos toks, bet iš apačios žiūrint nelabai atsikreipė dėmesys, tai viskas gerai. Ir dabar žiūriu, kad ten man neužsipūtė pilnai. O šiaip tai viskas gan gerai. Jo, čia irgi nepilnai užsipūtė tokios vietos. Aišku, čia tokia guma dedas, tai, kaip ir nėra didelio skirtumo, bet dabar pats visą apeinu, pažiūriu, kur dar kažką palikau, nes jau kaip dažysiu kėbulą, nenorėčiau, kad kažkur kažkas neužsipūstų, tai stengiuosi biškiai perprogramuoti galvą, kaip čia geriau daryti reikės. Tai situacija yra tokia. Šiaip sakau, tikrai patenkintas kaip gavos. Ir jau kitą kartą žinočiau, kad jau jeigu čia, tai reikia kažkaip būtinai užpūst. Bet šiaip sakau, pats likau biškį nustebęs tokia erzytė. Čia dar vis tiek, ta prasme, jau jeigu norėčiau idealiai, tai peršveisiu, poliruoti ir čia kaulas būtų. Nes lako tikrai daug supyliau, tai man ant stogų ir ant tų visų apdailų suėjo 1,5 litro lako. Aišku, čia tas stogas gan didelis, bet 3 sluoksnius gerų supyliau.
Nu, tai veidrodžiai jau nugruntuoti, tai net neįsivaizduojat, mato, čia nulaužta. Žodžiu, gruntuoju, ten taip sukinėjau, baim, nulūžo ta vėlytė, veidrodis ant žemės, bet nieko. Paskui biškiai apdžiuvo gruntas, pašveičiau tą vietą ir tiesiog daugiau užpučiau, neturėtų ten labai matytis, tai po kol kas kaip ir viskas gerai, lyg ir nemačiau, kad kažkur kažką keltų, bet bus matyt, kaip jau pradėsiu dažyti. Gruntas irgi šitas iš viso labai tirštas, dar šį biškį atsiskėdžiau, bet kažkaip vis tiek labai įdomus. Tai nepatiko šitas. Ir gal per sunkiai mojo tas pulikas išpučia. Tai nežinau, dabar įdėjau biškį apsiplautą šį. Išsiardžiau. Tai kitą kartą reikėtų skiesti daugiau, bet šį kartą bijau skiesti su to skėdikliu, kad nebūtų vėl bairių, kad kad nesutrauktų. Žysiu jau spalva, tai va su tokiu mažiuku. Turiu tokį mažą nusipirkęs, čia kažkada tokius spotreperus, ant kokį buferio kampą, jeigu dažy dar kažką, ten kokią rudelę ant arkos. Tai buvau pasiėmęs pabandyti, tai visai patiko, tai dabar plius minus susireguliavau. Pasidariau. O šitai. Kad vos ne į vieną vietą pūstų, nes praeitą kartą, kaip dažiau, man nepavyko uždažyti šitų vietų, kur eina tarp tų stipinų. Tai žodžiu, reikės biškį pasistengti, kad į tą vietą biškį daugiau patektų. Tai dėl to susimažinau tą šluotą. Nu va, tai atėjau jau iš ryto. Tai veidrodžiai kaip ir neblogai atrodo, vienas kitas patiokėlis, bet bent jau nieks niekur nesutraukia ir matot kokią tekstūrą iš karto. Nes ir su kitu puliku dažiau. Ir kas yra, labai bijojau tą gruntą naują prašveisti, tai ir liko ten tokių akučių, tai ten kur tos akutės realiai ten ir susėdo. Bet uždėjau lako gan daug, nežinau, kokius 4 sluoksnius, tai bet kokiu atveju galėsiu daugumą tų defektų išsipoliruoti. Man svarbiausia, kad nepradėjo traukti, nes labai bijojau, kad vėl sutrauks. Nes, kaip sakiau, jeigu vieną kartą sutraukia, tai paskui vėl trauks, iki kol viską iki plastiko nusišveisiu, ten reikalų iš viso. Tai va, matot, kaip čia kas atrodo. Pabandysiu jungti ant telefono, blicą, bet nežinau. Matos. Toks raudonas perliukas dar yra. Tai manau visai gražiai atrodys. Nu tai ką, vakar buvo išdažyti prajomai. Viskas gan neblogai gavos, bet vakar pasibaigė žodžiu skėdiklis, neprasiplovau puliko. Šiandien atėjau prasiplaut, nes vyrantę nusipirkau, kol ploviau puliką į akį pasigavau, jaučiu nefraso kažkokiu guzą, nes vakar buvau užpylęs.
Tai pizda akiai, nieko nebematau. Bet šiaip vakar gavos viskas gan gražiai. Patenkintas. Greit apeisiu, parodysiu, kaip kas atrodo. Matot, labai daug detalių, tai čia teko labai daug, tokio žaidimo, vaikščiojimo aplink, tai nelabai patiko. Tomukas sėdi, vakar irgi padėjo. Nes kas yra čia vienam, tai šlanga labai kliūna už padangų, eini vieną pusę į kitą, tai žodžiu, čia ta šlanga pas mane pati geriausia. O šiaip tai va, kaip atrodo, čia vis tiek, net nesimatys, bet vis tiek parodau. Bet šiaip patenkintas. Stogas nelabai ir apsidažė. Tai jo, aš jam paliksiu, kad prasiventiliuotų čia viskas, pradžiūtų. Šiukšlyčių yra, tikrai nemeluosiu, ypač ką blogai padariau. Buvau čia kažkiek prasipūtęs, prasme vidų, bet neina tiesiog visko išsivaryti, čia būtų reikėję realiai prasiplauti su kercheriu visas detalės iš vidaus, gal tada būtų padarę kažkokį skirtumą, bet tada bijo drėgmės ir panašiai, tai čia kadangi vidus, tai man to šiukšlės nėra ten labai, labai akių nebadys, bet jau kaip ruošiu, kaip jau kėbulą dažysiu, tai reikės pasiruošti geriau. Bet šiaip, pažiūrėkit, viskas gan gražiai. Spalvytė tai bomba. Tai jeigu viskas gerai, savaitgalį. Tikiuosi, gal jau ir visą kėbulą dažysiu, jeigu spėsiu viską čia išsišluoti, išsivalyti ir panašiai, nes dulkių vėl ant žemės, matot, visur raudona. Tai tokie reikaliukai šiandien. Tai ką aš turiu iš naujienų, tai žodžiu, buvau dar nuvažiavęs pas smėlio žmonės, buvau palikęs tą begelį nusmėliuot. Šiaip norėjau, kad ir nudažytų, bet sakė, nespės iki šios savaitės galo. O aš jau savaitės gale visai norėčiau jį visą dabaigti, išsidažyti. Dabar, kai viskas biški pasėdo, ne taip gražiai atrodo, kaip tik tais po dažymo, bet šiaip vis tiek spalvytė, tai baudinė. Visi prajomai. Nežinau, nefilmavau, panaudosiu šitą medžiagą, ne, bet pafilmuosim. Tai žodžiu, norėčiau šiandien bent jau kai kurias dalis susidėt, tai kaip duris šoninės, tų didelių šoninių, jau slankiančių negaliu dėti, nes reikia tą begelį pradžiai nudažyti. Ir aš dabar taip supratau, kad aš durnius, nes man reikėjo ir šitą vietą išsidažyti dabar. O kaip aš čia taip užmiršau, tai nežinau. Tai gal net pabandysiu tą šonės duris be begelio įdėti kažkaip. Jeigu jos laikysis, tai nuvešiu, kad nudažytų tą tiesiog miltais, nes geriau laiko miltai. Tai va situacija tokia. Ir ant kapoto tai dabar, čia dėl šiukšlių, tai aš ir pats žinau, gali nieko nesakyt, bet vietomis pastebėjau, labai išlindo šveitimo ryskės, kur buvau sušveitęs. Tai, va šitoj va vietoj. Labai nepatinka, bet kai vidus tai pofi, bet aš dabar bijau, kad man nebūtų ir ant kėbulo, nes tikrai buvo vietų, kur ir čia taip prašveičiau, su tuo trišiam raudonų skočiu, tai va bijau, kad to nebūtų. Bet šiaip, gal viskas bus gerai. Tik dabar irgi, kaip jau dažysiu visą kėbulą, net nežinau, nei kur čia, nuo kur čia pradėti viską. Taip, tai žinau, kad tikrai reikės apsišveisti tokius aštrius kantus susilyginti. Ir paskui dar toks paralonas kažkur dėsis į kažkurią vietą, kad čia neužsipiltų viskas. O toliau tai aš neįsivaizduoju. Tai va situacija
tokia. Grotelės buvo paliktos mašinai, tai žodžiu aplipo viskom, tiek laku, tiek dažais. Tai reikės poliruoti, jau jos nebeblizgios, matinės. Ir reikia nepamiršti tuos nusidažyti ten pačiam gale tokie raudoni, ant jų dedas bagažinės amortikai. Nes jeigu jų nenudažysiu dabar su kėbulu, tai atrodys nekaip. Esu gan patenkintas, kaip tokiom sąlygom dažiau. Gaila, kad nefilmavau, nes jūs būtumėt matę, kaip aš čia bėgiojau aplink tuos. Atrodė vietos tikrai yra, bet kai pasiėmė dar pūliką į ranką ir reikia palaikyti atstumą nuo detalės, tai baigėsi visi bairiai. O šiaip tai viskas labai neblogai. Tai ką, pravers man dabar mano pačio YouTube videkai, nes jau nebeatsimenu, kur kokie varžtai turi būti, tai einu, pasižiūrėsiu nuo pradžios, kur aš ten jį ardausi, nes man dabar reikia susirinkti plius minus šoninės duris nepilnai, bet kad jos bent jau laikytųsi vietoj. Dar to begelio negaliu dėti, nes padariau klaidą ir neišsidažiau toj vietoj, tai begelio negaliu uždėti. Jeigu negaliu uždėti begelio, tai reiškia, negaliu pasigauti normaliai tų durų. Žodžiu, čia dabar atsinešiau vieną tokią dėžutę, ten lyg ir tos šoninės duris, ten porą tokių nesąmonių. Tai jo, bandau ieškoti, bet atrodo, kad trūksta varžtų. Tai reikia eiti peržiūrėti videkus ir plius minus pagal galvą, bent jau pažiūrėti, koks tam varžtas turi būti. Ir bandyt, nes dažant man būtinai reikia, kad šoninės duris būtų čia, nes jeigu jos bus, kažkur atskirai padėtos, gali būti, kad jau skirsis vaizdas nuo visos mašinos, tai nenoriu šito. Tai kaip matot, sparnai baisiai nesueina, tai nežinau dar ką čia darysiu su jais. Dabar derinu su pažįstamu, kad atvažiuotų padėti man čia biškiu su tais sparnais, dirbo paruošėjų, tai vis tiek ardęs, surinkinėjęs, taip kad tos tarpus suvedinėjęs, gal netyčia pavyks susiderinti, kad padėtų. Tai būtų labai smagu, nes labai norėčiau rytoj, penktadienis, tai rytoj vakare, dar Tomuką prikalbinsiu, kad padėtų čia apsivalyti tą garažą, jau užsiklot grindis popierium. Ir tiek reikalų. Pamiršęs nudažyti šitus. Tai čia yra bagažinės amortizatoriai ant jų statos. Tai irgi reikia nupūs būtinai tą pačią spalvą. Dar nerodžiau. Pažiūrėkit, sutrūko man žodžių špaklius, tai, ar čia špaklius, ar gruntas, tai iš viso su peiliuku iki metalo pačiai pjoviau, užsimečiau grunto, bet dabar dar tokio dažytojo paklausysiu. Jisai sakė, geriau apsišveis viską iki špaklius, pasižiūrėt, ar ir špaklius nesutrūkinėjo, bet matau, ir čia jau įtrūko. Tai žodžiu, čia turbūt reikės daugiau viską nušveist. Nelabai tik tai suprantu, kodėl čia tai viskas trūkinėjo būtent šitam kampe, bet man taip atrodo, kad aš būtent šitą kampą, daugiau grunto užvariau, taip šlapias ant šlapio. Ir įtariu, jisai man čia dabar trūkinėja. Tai žodžiu, apsišveisiu dabar šitą vietą, pažiūrėsiu, ar špaklius sutrūkęs ar ne. Jeigu špaklius nesutrūkęs, tai tiesiog užgruntuosiu iš naujo, o jeigu sutrūkęs, tai viską iki metalo reikia šveisti ir iš naujo daryti. Tai ką, chebrytė, mes vėl esam garažiukė ir aš jums nepasakiau praeitą kartą, kad, žodžiu, užsidėjom tą kapotą, kad jau plius minus pasigauti tarpus ir gavos tokia situacija, kad užspaudžiau tą
Ir man jau tas trosas strigdavo, kaip aš jį nupirkau, bet dabar visiškai užstrigo ir nebevaikščio. Tai žodžiu, įlendu į Intiką paieškoti to kapoto troso ir pažiūriu autoeroj euriukas. Kaip tik ten kažkoks išpardavimas. Tai žodžiu, dabar aš jį pasiėmiau, pabandysiu prasivesti. Pradžią reikia pasižiūrėti, ar daugmaž tokio pačio ilgio, bet kaip ir viskas gan panašiai ten. Tik tai dar aišku dabar išsipakuosiu, pasižiūrėsiu. Tai žodžiu, jeigu kažkam reikės, tai jo, išpardavimas kažkoks, žodžiu, sandėly jiems ne vietos trūksta. Tai 1 euras. Žiūrim, kas čia atėjo. Už 1 eurą. Šiek tiek skiriasi pats bumbulas, bet čia dėl to gal nėra didelio skirtumo. Pagal ilgį lygiai toks pats. Tai žodžiu, viskas kaip ir gerai, man tik reikia nuimti va šitą ugnesenės gumą ir ją uždėti. Aha, aš jos neuždėsiu. Nes čia kažkokių plasmasiukų pripysta. Žodžiu, nesvarbu, aš tą ugnesenės tiesiog gumą įpjausiu ir įdėsiu, viskas ten bus gerai. Tai, jo. Einu įsidėti ir pažiūrėsiu, ar išsisprendė problemą. Nes iš pradžių galvojau gal spina, bet spina šiaip tikrai gan lengvai vaikšto. Tai man keista, dėl ko čia taip iš viso atsitiko. Šiaip jau planavau rytoj dažyti šį, bet tas draugas, kur apsiema paruošimų, surinkimų, negali, nes apsirgo. Dėl ko man jo būtent reikia iki dažymo, tai tiesiog, kad iš karto prisidėčiau sparnus, jau viską apsirinkčiau, kad įsitikint, kad tikrai bus viskas gerai, nes jeigu aš dabar viską nudažau ir dabar va jau irgi buvau užsidažęs tarpdurius ir po kol surinkinėjom, tai va, matot, va, čia va iki jau to pirmo sluoksnio dažų įsibrėžė ir panašiai, tai tiesiog, kad paskui nebūtų tokių va dalykų, kad apsibrozdins tiesiog naujai dažytos detalės, o dar kaip ką tik būna nudažyta, tai iš viso ten, ta prasme, tie dažai labai silpni. Tai žodžiu, tokie va reikalai, reikia prasivesti man tą trosą ir šitą bibuką įsidėti. Tai šitą, kaip ir sakiau, tiesiog perpjausiu per pusę ir apkabinsiu aš tą trosą. Tai kaip jums pasakiau greitai, tai čia visiškai nebuvo greitai, žodžiu, nepirkit nako to troso, šūdų krūvą. Teko ir patį šarvą pritrumpinti ir, žodžiu, ko tik tais neteko. Teko pačią rankenėlę šiek tiek išpjausti, kad ten viskas įsidėtų. Žodžiu, net nežinau, dėl ko ten rašo, kad nuo Volkswagen T4, nebent ten gal nuo senesnio, gal nuo naujesnio. Kaip aš jų nesu daug lietęs, tai sunku pasakyti, kaip ten šiaip veikia, bet nepagailėkit ten, nežinau, aš įtariu, originalus turėtų kainuoti apie 20-30 eurų jau maksimum. Tai jeigu randat, pirkit originalą, nes čia dabar irgi man jisai įsidėjo, bet nesilaiko, reikės klijuoti, žodžiu, tuoj parodysiu. Žodžiu, pasižiūrėkit, čia viskas yra nupjauta. Va šitoj va vietoj yra nupjauta, nes šitas šarvas buvo maždaug iki čia. Žodžiu, nupjoviau, pačią šitą irgi išpjaušiau, nes čia netilpo. O dėl ko taip yra, nes ant originalaus, tai va šitas galas. Čia yra tiesiog va uždėta tokia metalinė ir ant jos viskas puikiai laikės. Žodžiu, ir čia va tie va šaratai, matot, ant galo tiesiog lygų. Šaratas, tiesiog šaratas. Čia, kadangi pigiai labai pagaminta, pusę šarato suspausti ir jisai jau ilgas. Teko ir čia, žodžiu, prasiskaptuoti
Ir aš įtariu dabar čia, kadangi yra jisai toks susilenkęs, jisai per šitą vietą gali lūžti, va, kur žodžiu yra posūkis. Nes čia jisai šiaip turi eiti tiesiai ir burbulas įsideda ir jisai savo ten lengvai sukinėjęs, bet dabar aš kadangi skaptavau, jisai tiesiog laikosi savo vietoj, tai po kol kas tai man čia bus gerai. Man žodžiu čia iš viso reikėjo to troso vien tik tam, nes aš galvojau, kad mes šiandien reguliuosim tą kapotą. Tai kapotas turi būti pilnai uždarytas, kad ten pasigaut. Tai žodžiu, nepirkit, nafik, kad ir euras. Ta prasme, sugaišit kokią valandą laiko minimum ir visi bus šūdas. Tai atidaro jisai gan sunkiai, bet tikrai užsisakysiu originalą arba bent jau iš nuotraukos, kad tie burbulai būtų normalūs, o ne tokie, kaip čia atrodo iš vino žvejybinio padaryti ir viskas. Tai jau man diena sugadinta. Rytoj ateina Tomukas čia. Žodžiu, biški padės man išsikopti vėl garažą, nes matot kiek dulkių. Tai norėsim viską išsipūst. Aš čia per šiandien turiu plius minus apsitvarkyti. Apsišveisti tą busą, kur dar reikia. Bet žodžiu, galinė arka buvo įtrūkus. Va čia va. Tai aš jau čia buvau iki metalo taip įskaptavęs, paskui man čia įtrūko, tai sugalvojau tiesiog apšveisti viską. Biški daugiau. Tai čia jau prieš patį dažymą tiesiog užsimesiu dar šito grunto. Ir viskas, tai ten, kur yra tos, jau toks gan aštrus įtrūkimas, tai užsimesiu špakliuko šiandien. Tai gaila neturiu špakliuočių, bet, žodžiu, su pirštu užmaišysiu čia dėl to, tai mažiausia bėda. Čia labai nedaug man jo reikia. Ir tada, kaip sakiau, biški visą busą pasišiaušti, kaip matot. Žodžiu, garažų pizda vėl. Bet, jau po šito dažymo viskas. Galėsiu pilnai visą garažą susitvarkyti, nes jau reikės ruoštis sezonui. Aš įtariu, per busą susirinksiu per kokį mėnesį laiko po dažymo, nes vis tiek aš dar noriu ir webastą įsidėti, garso vibroizoliaciją susiklijuoti. Tai dar stiklus paskui turės atvažiuoti suklijuoti ir panašiai. Tai va tiek visko. Jau kaip ir nebedaug čia likę. Labai laukiu to dažymo, kad taip visą kėbulą, bet reikės nepridaryti kažkokių kasiekėlių. Čia irgi iš Viranto parsivežiau dar spalvos, lako, žodžiu, skaidiklio pasiėmiau. Ir panašiai, nes aš buvau nusipirkęs 6 litrus candy visam kėbului, ta prasme, absoliučiai. Tai man vien tik prajomom išėjo 2 litrai, tai dar pasiėmiau dabar ten 4 litrai turbūt gaunas, tai man ten tikrai liks kažkiek. Tik labai nenoriu, kad vėl pasikartotų tokia situacija, kad tiesiog baigęs skėdiklis, baigęs lakas ar dar kažkas, tai jau geriau turėti biškį daugiau negu paskui kukuoti, nes dažniausiai kaip dažau naktį, ir šiaip ten laiko tarpai gan trumpi, kad ten galėtum kažkur nuvažiuoti, tai žodžiu reikia pasiruošti iš anksto. Šiaip spalva baisiai patinka, kam parodžiau, tai irgi čia sakė Gerulė, tai manau, kai bus visas nudažytas, tai turėtų kosmosėlis atrodyti. Aišku, ten, kaip ir sakau, nebus tikrai pats idealiausias dažymas, bet, svarbiausia gal, kad savo jėgom, nežinau. Pasižiūrėsim, kaip čia kas atrodys. Laila!
ką, garažas išklijuotas. Nesitikėjom su Tomu, kad taip gerai gali gautis. Biški pritrūko celofano ten, tai reikės dar nusipirkti. Bet blogiausia atveju ten būtų galima ir iš kartono padaryti. O šiaip tai dabar, jeigu iš kur ir nukris, tai va, iš viršaus, nuo korio ir panašiai, bet ten neklijuosim, nes dabar įsipučiau ten. Neatrodė, kad ten labai daug kažko buvo, bet matysim. Bet jau matau, kad labai bijau, kad kur neatsiklijuotų ta izoliacija, ypač po dažymo, kai bus dar mašina šlapia, kad taip ir neužkristų. Tai, matysim, kaip čia gausis. Šiaip atrodo abominalu. Filmuoju. Gerai filmuoju. Filmuoju baisiai. Nefokusuojame. Būnas kaip gerai įma. Pažiūrėkit, kaip lygiai šviečia. Normalus. Dabar man tas klijuoja tokią juostą, jinai yra skirta užsidaryti tarpdurį ir padaryti minkštą kampą dažymo metu. Taip man tai. Gaila, kad nematau, iki kur čia vakar sušveičiu. Čia visur sušveista, tik jūs nematot. Tai ką, chebrytė, viskas pasiruošta rytojui. Kaip matot, viskas apklijuota jau kiek įmanoma. Dar aišku būtų vienas bairis, jeigu patį korį uždengt. Bet jau patingėjom. Ir vis tiek, realiai stogas kaip ir nesidažo, tai neturėtų oras iki ten dait, kad numes dulkės, bet, šiaip visko gali būti. Tai, žodžiu, buferį ir ūsą atskirai dažysiu. Vien tik dėl to, nes ūsas turi prisidėti prie šitų, tai man paskui ten kažkur gali neįlys dažai ir panašiai. Tai kaip ir viskas paruošta rytdienai. Jo, dabar po biškį pradedu užšikti kelnes. Kaip čia gausis. Bet, reikia dažyti ir viskas. Žodžiu, ką įmanoma, tą paslėpiau. Čia tik atskirai, toliau viskas kaip ir ant mašinos dažos. Dar šiandien eisiu, nusiriebalinsiu ir rytoj lygiai taip pat prieš dažymą dar kartą nusiriebalinsiu. Nes kas yra, tai turbūt matėt, kad sninga ir buvau sakęs, kad barstau druską, tai žodžiu naktelė bus ilga, bet nėra jau ko laukti. Ta prasme, savo pasakiau, antradienį dažau, jau čia niekas to negali pakeisti. Nes jau ir laiko nebėra, viskas atrodo, čia tas laikas proksta, tai dažų dasipirkau, tai dabar dar nusipirkau, kiek čia, 4 litrus turbūt. 4 litrus dažų. Skaidiklio tikrai užteks. Žodžiu, visko turiu, lako, visko yra. Tai net nežinau, ką daugiau pasakyti. Palinkėkit sėkmės. Ir dar gal ryt kažką pafilmuosiu prieš dažymą, nes dažymo metu tai tikrai ne, nes bus labai daug dulkių lako. Tai labai nenoriu, kad čia prie tos kameros priliptų, jau ir tai visą tokią raudoną. Tai žodžiu, situacija tokia. Kondiškę dar per naktį paliksiu, ant 2,5 dabar nustatęs, tai jau garaže labai šilta. Tai kad iššiltų, ta prasme, pats metalas, medžiagos ir kad ryt išjungus dažymo metu, kad dar vis tiek iš sienų, ta prasme, eis ta visa šiluma, tai tokie reikaliukai.
žinot, prajomus įsidažyti buvo viena, dabar atrodo, jo, daug gan vietos bus, kur vaikščiot. Nusipirkau ir kombinzoną ir panašiai, tai nužiūrėsim. Čia dar porą tokių detalyčių irgi. Dabar apsigruntavau dugną, nes ten tikrai nedažysiu, tai šitaip jas reikės nusipūsti. Ir viso, žodžiu, viskas paruošta, dar čia reikia šlangą apsivalyti, pasijungti ir viskas. Nusiriebalinu, važiuoju namo, kiek išeina dar pasilsėsiu, naktį atbarstau ir iš pačio ryto atvažiuosiu, nusitriesiu tą busą. Tikiuosi, kad viskas gausis. Ką, mano pasiruošimas dažymui atrodo maždaug šitaip. Čia pasidėjau šitą, nes man reikės iš tos pusės šiek tiek dar užeiti. Šlangą vakar apsivaliau šiek tiek. Įsijungiau jau šitą, pasistačiau čia dar tokius, žodžiu, pasikolinau už kaimynų, kaip tik nusipirko ir jiems dabar jų nereikia. Tai kaimynai, jie jau ką dažymais neužsiema, jie ten šiaip ten tokiom nesąmonėm, ten šūdasvirbių verslas. Žodžiu, neįsivaizduoju, kam jiems jie reikalingi, bet sako, turim tokius ištraukėjus, bet buvau jungęs, tai tokie silpnoki. Mašinytė apklijuota, plius minus, ką įmanoma, jau tikrai tą pasidarėm. Žodžiu, kombezą irgi užsimečiau. Gal bus biškė normaliau. Aišku, XL, bet jau mažas. Nes praeitą kartą, kaip dažiau, karočią, plaukai visi raudoni buvo. Tai šį kartą, žodžiu, babulės stailu, bet pasidarysim, kas čia mato. Žodžiu, kažkas tokio. Taigi matot, patalpos tikrai paruošto šį kartą profesionaliau. Nes, man prajomai, tai iš viso, jokio skirtumo, kaip ten kas atrodys. Jau ką bus galima pasipoliruoti, bet jau patį kėbulą, tai noriu, kad kuo mažiau visokių kasiakų būtų. Nes ir tingėsiu poliruoti, ir dar vienas dalykas, galėsiu poliruoti realiai tik tais, jau gal ant kitos žiemos, nes noriu duoti vasarą, kad viskas prasėstų, pradžiūtų, išsivaikščiotų visos tos medžiagos ir panašiai. 12 seconds later. Dabar dar bus linksmiausia dalis, tai garažą. Visą susitvarkytai. Jo. Galit pasižiūrėti, kai visas garažas atrodo. Kiek to candy yra nugulę ant žemės. Žodžiu, viskas raudona. Tai ką aš galiu pasakyti, pačiam kėbului suėjo 3 litrai sidabro. Jeigu dabar gerai pamenu, 3 litrai sidabro apie sunku pasakyti, kiek čia man to candy liko. Bet turėjau vos nepilną kibirą, dabar įtariu kažkas nepatokio, tai apie
buvo kokie 8 litrai, 6 litrai, 7, kažkas tokio. Lako. Lako bankės galite matyti, tai 5 bankės pačio lako, plus dar kietiklio eina, 0,5 litro ant 1 litro. Tai jeigu žiūrim 5, tai 7,5 litro lako, bet man litras realiai liko, nes kai pamačiau, kad jau bėga nuo kraštų, tai jau, žodžiu, nebenorėjau daugiau varyt. Tai va, tiek va, visko išėjo. Kaip sakau, žiauriai dėkui Firantui, tikrai padarė gerą kainą dažam lakui. Čia kitaip tikrai nebūčiau dažęs tokios spalvos, nes tiesiog labai brangi spalva ir kaip pirmam kartui dažyti automobilį tikrai yra per brangi, nes yra tai ten, kas sekas, tai ten. Bet šiaip, gan patenkintas kaip gavos, dar aišku, dabar reikia laukti jau pačio poliravimo. Po poliravimo vaizdas dar turėtų pagerėti. Ir tiek. Tai jo, kaip ir sakau, ačiū Firantui. Toliau su to projektuku, nežinau, tai vis tiek dėsis, reikia viską susirinkti, webastai įsidėti ir dar visokių tokių kelioniam naudingų dalykėlių. Tai jeigu įdomus projektas, tai spauskit laiką, subscribe ir susimatysim kitą dieną. Tai bendras vaizdas daugmaž toks, kaip jau ir stogą nulupau, tai kaip sakiau, stogas juodas. Nelabai čia šiaip tas stogas ir matysis, bet vis tiek susidės juodi veidrodžiai, juodos grotos, spoileriukas juodas ir panašiai, tai manau tiks tai prie bendro vaizdo. Turbūt matėt ant durų labai daug įlenkimų, įtariu atsirado tada, kai ruošiau vidinę pusę. Jau dažymui, nes ten gan daug šveičiau, tai buvau tiesiog padėjęs ant šitos pusės ir pas mane, matot, ožiai ne visi dažymui skirti. Čia iš viso pasiskolinau iš tėvuko, tai ten jiems turbūt po kokį 30-40 metų, jeigu nedaugiau. O vieną turiu dažymui skirtą, tai irgi pasiskolinęs. Tai būčiau dėjęs, aš gal ir dėjau ant šito, bet gal tos kardos labai minkštos ar kas. Žodžiu, ir liko įlinkę, tai labai tikiuosi, kad bent jau tų šoninių durų pavyks, išimti su meniniu lyginimu. Čia toks, baisu atrodo. O šiaip, manau, čia kaip susipoliruos, tai dar vaizdas pasikeis 10 kart geriau, nes dabar tai ta kerza labai negraži, šiukšlių ir panašiai. Bet, kadangi pats dariau, neturiu nieko kito pykti ant savęs. Šiaip aš gan patenkintas, kaip čia viskas gavos. Palyginus, kiek išleidau pinigų, tai rezultatas mane tenkina. Bet pažiūrėjus, kiek laiko išleidau, galėjau ir geriau, bet čia jeigu norėsi pasidaryti ledą, tai reikia mokėti, žinot. Nes realiai su praktika viskas ateina, tas pats ir su poliravimais. Tai pradžiui sunkiau sekas, paskui įsivažiuoji ir žiūri, kad viskas čia gerai. Tai situacija tokia, tikiuosi neprašovau su spalva, bet šiandien kaip ant saulutės pafilmavau, tai žiauriai gerai atrodo. Žiauriai. Tai va toks būsikas, tai jau pradėsim dabar po biškį surinkinėti. Dar reikia užsisakyti šitą buferio laikiklį šitos pusės ir ant tūso tokie plasmosiukai turi dėtis, tai dar čia praversiu pro dėžės, gal netyčia šios buvau nuėmęs, bet lyg ir neatsimenu, kad ten tokie būtų buvę, tai juos reikės nusipirkti. Matot, grotelės čia guli, tai jau apdulkėjusios. Žodžiu, čia reikės normaliai pamatyti, atplauti, kiek dar atsiplaus ir pasipoliruoti biškį. Tiesiog, kai viskas vienam garaže, labai sunku viską susaugot, prisaugot ant stiklų. Tik dulkis. Žodžiu, viską čia lengvai turėtų nusivalyti.
Tai situacija tokia. Tikiuosi patinka spalva. Jeigu nepatinka, dažykit kokie jums patinka. Tikiuosi per 2-3 savaitės viską susirinksiu. Ir jau bus galima parodyti pilną vaizdą, bet po kol kas dar čia gan daug reikalų tiek viduj, nes noriu garso izoliaciją susidėti šiokią tokią. Laidus prasivedžioti iš karto muzikai, webastą pasistatyti ir panašius dalykus. Tai dar tikrai yra ką veikti, bet pradžiai, kad bent jau galėčiau važinėti, tai stiklus įsidėti, bet dar dabar, dar gyvi tie dažai. Jeigu taip galima pasakyti, tai nelabai čia noriu iš viso čiupinėti. Aš to kėbulo, tai dar duosiu šiandien pailsėti, nieko nedarysiu. O nuo rytojaus gal jau pradėsiu ir tą garso izoliaciją klijuoti. Tik dar reikėtų nusipirkti. Stogą galėčiau užsidėti, nes buvau čia taigi nusipirkęs iš Kitaicų tokią pigesnę, bet bent jau priekiniams durims tai jau noriu nupirkti iš normalios parduotuvės gerą, tai kreipsiuosi į Audio Status. Kaip matot, išorė baigta, dabar einam prie vidaus.